Nemaža dalis pacientų, 2/3 pacientų sergančių mielominė liga, turi kažkokį kaulų įsitraukimą. Lašinama geležis tapusi labai populiari. Pasakyčiau taip, jeigu nėra anemijos, yra tik tai sumažėjęs feritinas, tikrai nepradėčiau gydyti intraveninę geležimi. Yra standartinė tokia tipiška situacija, jauna menstruojanti moteris, tai yra lėtinis kraujo netekimas, toksai nedidelio laipsnio, nereikia ten tyrinėti žarnyną ar ieškoti kažkokių kitų rimtų priežasčių. Dažnai irgi kraujo tyrimuose stebima trombocitozė, padidėjęs hemoglobinas, padidėjęs leukocitų, kaip minėjau, ir trombocitų skaičius, tai gali būti sukelta rūkymo. Labadiena, gerbiami žiūrovai ir klausytojai. Mes esam Vilnelės klinikų virtuvėje ir šiandien filmuojame sveikatos virtuvę. Šiandien kalbėsime su gydytoja hematologe Asta Svirskaite apie kraujo ligas. Sveiki, Asta. Labadiena, Vytautai. Mielominė liga, kas čia per liga? Irgi girdim dažnai. Taip, mielominė liga, mieloma, dauginė mieloma, tai yra vėlgi kaulų čiulpų liga. Šiandien konsultavot pacientą, kiek žinau. Taip, tik konsultavau šiandien vieną iš jūsų pacientų. Tai labai specifiniais požymiais pasižyminti liga. Suserga plazmocitai, tai yra viena iš leukocitų formų. Jų yra labai mažai, tai ląstelės, kurios atsakingos už imunitetą, imuninę sistemą. Ir jos yra ir normaliai, tačiau jeigu jos įsigimsta ir tampa monokloninėmis ir pradeda daugintis, tokiu atveju susergama mielominė liga. Ta liga labai mėgsta pažeisti kaulus. Ir nemaža dalis pacientų, 2/3 pacientų sergančių mielominė liga, turi kažkokį kaulų įsitraukimą. Tai gali būti kompresiniai lūžiai, osteopenijos, spontaniniai, netrauminiai lūžiai ilgųjų kaulų. Dažniausiai pažeidžiama, aišku, stuburo torakolumbalinė dalis, tai yra juosmens krūtinės sritis, bet gali pažeisti ir krūtinkaulį, ir kitus, ir dubens kaulus. Tada lūžių rizika atsiranda. Lūžių rizika ir taip pat radiologinis vaizdas, kompiuterinė tomografija dažnai aprašoma, kad mato metastazės arba įtariamos metastazės. Tai ir didėja lūžių rizika, kartais susiformuoja tokie dariniai, vadinamos plazmocitomos, kurios kyla iš kaulo, kartais dažnai mėgsta būti aplink stuburą ir kyla iš slankstelių, susietos su stuburu, kartais yra ir įaugimas į stuburo kanalą. Ir koks gydymas? Jūs minėjote vienas iš jų transplantacija, kai kalbėjote apie įvairias kitas ligas? Tai autologinė transplantacija. Mielominės tai yra, kad to paties pacientas gauna chemoterapiją. Nereikia donoro ieškoti? Donoro nereikia, tiesiog pacientas yra iš pradžių gydomas tokia vadinama kombinuota chemoterapija, vadinama indukcinė, kelios serijos, pasiekiama kažkoks efektas, kuo geresnis pasiekiamas efektas ir tada surenkama kamienės ląstelės, tiesiog leukoferezės būdu, periferinės kamienės ląstelės ir po aukštos dozių chemoterapijos sulašinama atgal tam pačiam žmogui. Ir tie pacientai gali ilgai gyventi? Tai yra kol kas jauniems žmonėms iki 70 metų, kurie gali pakelti šitą gydymą, yra kaip ir standartinis gydymo metodas ir kol kas dar niekas to metodo nenukonkuravo. Man labai patiko jūsų frazė jauniems žmonėms iki 70. Taip, dažnai pacientam labai patinka šitas išsireiškimas, kad tas amžiaus riba yra kintanti ir aš pradėjau dirbti hematologų, amžiaus riba buvo 65 metai, dabar jau 70 ir yra žmonių, kurie yra tiesiog labai geros formos, be gretutinių ligų, tai ir 70+ transplantuojame.
Tai žodžiu, vilties yra hematologija. Taip, bet tai yra irgi neišgydoma liga ir dažniausiai jinai recidivuoja ir laikas nuo transplantacijos iki atsinaujinimo yra, sakysim, labai varijuoja, vidurkis yra 3-4 metai, priklausoma ar palaikomasis gydymas skiriamas, bet yra kitų gydymo būdų, gydymo metodų, imunomoduliuojantis vaistai, proteozomo inhibitoriai, kombinacijos, bispecifiniai antikūnai. Ar Lietuvoje tai yra pasiekiamas gydymas? Taip. Jeigu taip lyginant Daniją ir Lietuvą, jau mes artėjam prie to, kad normaliai galim gydyti pacientą? Taip, su mažais niuansais ir kada tie vaistai yra patvirtinami, gal sakyčiau Lietuvoje vis tiek šiek tiek vėliau patvirtinami, Danijoje tiesiog jeigu Europos medicinos agentūra patvirtina vaistą, dažnai metų bėgyje tie vaistai yra patvirtinti ir vietinės nacionalinės Danų medicinos agentūros. Su tam tikrais niuansais ir yra konkurencija tarp įvairių vaistų firmų ir tikrai pažanga yra. Žiūrovai ir klausytojai, kalbame su gydytoja hematologė Asta Svirskaitė apie kraujo ligas, labai įvairias. Tai sveikatos virtuvė, žiūrėkite, klausykite, prenumeruokite mūsų YouTube ir Spotify. O aš norėčiau pasukti kalbą truputį link raudonesnio kraujo, truputį nuo balto link raudono. Ir tikrai gal tai atrodys jums kaip hematologams ne tiek gal ir įdomu kartais, nežinau, bet jūs gydote daug ir konsultuojate tokių pacientų ir čia šeimos gydytojai daug gydo. Bet Lietuvoje daug iš tikrųjų turim iššūkių dėl anemijos ir turim iššūkių dėl feritino, dėl to, kada lašinti geležį ir pacientai dažnai jau patys nusprendžia, kada. Tai noriu truputį apie anemijas. Jeigu galima, aš suprantu, kad labai plati tema ir galima be galo kalbėti, bet galbūt jūs kaip turinti tikrai daug labai patirties klinikinės galėtumėt pasakyti, kas svarbu, kalbant apie anemijas, ką reiktų žinoti ir pacientams, ir gal net ir šeimos gydytojams. Tokius kertinius punktus. Kalbant apie anemijas, jeigu yra izoliuota mažakraujystė, nėra įtarimo kažkokios kitos rimtesnės ligos, tai visą laiką tyrimą galima pradėti pasižiūrint, kokios kilmės ta anemija yra. Ar tai yra geležies stokos, atlikus feritino tyrimą, ar tai yra B12, ar tai yra folio rūgšties deficito anemija, ar, sakysim, viena iš retesnių anemijų grupių yra įvairios hemolizinės anemijos. Taip, bendro kraujo tyrimo reikėtų dar feritino? Taip, feritino, transferino įsotinimo, kadangi feritinas yra gan jautrus tyrimas, kuris reaguoja į įvairius procesus organizme, uždegiminius, infekcinius. Vėlgi vertės pakyla, jeigu yra inkstų nepakankamumas arba širdies nepakankamumas, taigi reikėtų taip pat atlikti ir transferino įsotinimą. Jeigu yra uždegimas, feritinas gali būti aukštas. Be abejo, kepenų pažeidimas, tą reikia turėti omeny. Todėl transferino koncentracijos įsotinimas papildo feritino. Ir žvelgiant į bendrą kraujo tyrimą, ne visą laiką, bet dažnai būna maži arba MCV, tai mikrocitai, maži eritrocitai. Tai tas dydis yra irgi žemesnis negu norma. Tai gali būti netiesioginis požymis, kad yra geležies deficito anemija. Ir tiek mikrocitozė, tiek hipokromija. Iš bendro kraujo jau galima matyti, į kurią pusę linkstama, ar geležies deficitą, o kartais sakoma, kad gali būti B12 stokos anemija ir tada MCV bus aukštas turbūt, ne? Taip. Tiek B12, tiek folio rūgšties deficitas sąlygoja megaloblastinę anemiją, tai yra MCV bus padidėjęs. Ir jeigu yra anemija sąlygota B12 arba folio rūgšties, dar iš kraujo tyrimų galima irgi pamatyti padidėjusią laktadehidrogenazę ir sumažėjusią haptoglobiną. Taip vadinamas LDH. LDH. Ir haptoglobinas. Ir haptoglobinas. Galima atlikti retikuliocitų tyrimą, irgi pamatyti retikuliocitopeniją. Yra prasmė tirti B12 koncentraciją kraujo? Taip, be abejo. Folio rūgšties? Ir folio rūgšties tiesiog patvirtinti. Pirminis įtarimas gali būti iš bendro kraujo tyrimo, randant padidėjusi MCV, vadinama makrocitozė, bet toliau aiškinantis priežastį reikėtų tirti B12 koncentraciją ir folio rūgšties koncentraciją.
Na, ir... O kaip atskirti, ar tai yra, kaip jūs sakėt, izoliuota anemija, ar galbūt dėl kažkokios tai lėtinės ligos? Ar yra kažkoks tai, sakysim, metodas, kuris padėtų pasakyti, kad čia yra, koncentruokitės į tai, kad yra B12 stoka ar geležies stoka, o čia jūs eikit ir ieškokit kokios nors kito rimto susirgymo. Tai atlikus vadinamą tą screeningą, pasižiūrėjus, jeigu B12 folio rūgštis yra normali, na, sakysim, jau megaloblastinio anemijos galimybė atmetama ir tiesiog tokio atmetimo principų, jeigu žmogus turi, sakysim, kažkokį inkstų nepakankamumą įtariamą nefrogeninę anemiją, ne, tai jau turi paaiškinimą, kodėl ta anemija yra. Čia visą laiką sudėtinga išdiferencijuoti, ypatingai tarp geležies deficito ir chroninės anemijos, nes dažnai chroninės anemijos turi ir tą funkcinį geležies stoką. Bet mes vis sakom anemija, bet iš bendro kraujo dar nepaminėjom turbūt, kad labai svarbus elementas tai pats hemoglobino kiekis, kuris turi būti sumažėjęs. Taip. O yra hematologų bendruomeniai, sakysim, toks sutarimas visgi, kas tai yra sumažėjęs tas hemoglobino kiekis? Ar visais atvejais mes sakom, kad čia jau anemija? Ar tiesiog žemiau normos tai ir yra anemija? Kaip reikėtų traktuoti? Na, aš gal vyrų, moterų skiriasi vėlgi tos normos. Gal aš už visą hematologų bendruomenę nedrįščiau pasisakyti, bet izoliuota anemija tai yra arba mažoji hematologija šiaip stacionare arba didelėse ligoninėse. Hematologai vieną anemiją nelabai ir gydoma, nes labai retais atvejais, aišku, B12 folio rūgšties deficito anemija duoda tokį gan specifinį, labai tokį išgąsdinantį ir kolegas, šeimos gydytojus ir patį pacientą vaizdą ir kartais imituoja tokį, gali tarti, kad ten galėtų būti rūmi leukemija, dėl to tie pacientai patenka į ligoninę. Bet geležies deficito anemiją dažniausiai gydo šeimos gydytojai, gastroenterologai, nes priežastis yra ne kraujodaros sistemoje. Tai čia, kaip pasakyti, jūs gal net ir geriau žinot, kaip elgtis. Mes iš tikrųjų turim kartais dilemą dažniausiai, aišku, kada pacientai priima sprendimą patys dėl intervencijos geležies preparatais, tai kartais diskutuojam, kada jau reikėtų priimti tą sprendimą ir čia tų diskusijų amžinai vyksta ir feritinas tapęs tokiu turbūt dažniausiai atliekamų tyrimų, ypač jaunos moteris jį mėgsta ir net ignoruoja tą bendrą kraujo tyrimą, tik feritiną tyrė ir pagal jį priima sprendimą, kad reikia jau susilašinti geležies. Nes lašinama geležis tapusi labai populiari. Tai va čia yra turbūt mums didžiausias iššūkis, kaip subalansuotai ir protingai priimti sprendimus. Kada tą geležį skirti ir kada užtenka peroralinės geležies papildyti ir kada jau, nors atrodo ir tos rekomendacijos yra, bet vat, tas toksai, tos diskusijos yra amžinos. Turbūt tai nežinau, galbūt hematologams tai atrodo, kad čia netiek jiem įdomi sfera, nes tai yra, kaip jūs ir sakėt, šeimos gydytojai, gastroenterologai, vidaus ligų gydytojai priima sprendimus šitoj vietoj, kad kartais norisi to hematologo pasakymo tvirto, reiškia, tai visgi čia reikia jau man lašinti tą geležį ar nereikia? Na, pasakyčiau taip, jeigu nėra anemijos, yra tik tai sumažėjęs feritinas, tikrai nepradėčiau gydyti intraveninę geležimi. Tai ačiū, tą ir norėjau išgirsti. Ir aišku, įsiaiškini priežastį, jeigu tai yra standartinė tokia tipiška situacija, jauna menstruojanti moteris, ne, tai yra lėtinis kraujo netekimas, toksai nedidelio laipsnio, nereikia ten tyrinėti žarnyną ar, sakysim, ieškoti kažkokių kitų rimtų priežasčių, tai aš pradėčiau perorale geležimi gydyti tokį palaikomą gydymą duoti, nes kadangi kraujavimas yra kaip ir lėtinės kilmės ir jisai, sakysim, jeigu duosi 3 mėnesius, tai ir patvarkysi tą problemą 3 mėnesiam, bet po to vėl feritinas sumažės ir jeigu žmogus jaučia kažkokius geležies stokos požymius, ar plaukų slinkimas, ar sakysim, skilinėjantis lūpų kampučiai ir tai sukelia kažkokį diskomfortą, tai aš siūlyčiau gydyti tiesiog tokią
palaikomąją peroralios geležies tabletinės dozę, jeigu žmogus toleruoja. Problemos prasideda, aišku, jeigu netoleruoja, tada reikia kažkokį priimti kitą sprendimą ir jeigu yra anemija, sakysim, ten mažiau 100, mažiau 90, na ir netoleruoja peroralios geležies arba anemija yra aiški. Nesenai turėjau atvejį, jauna moteris, vienintelė priežastis kol kas nustatyta, tai menstruacijos, nusianemizavo iki 45 gramų litre. Buvo stacionarizuota kraujo transfuzijai. Na ir po to 90 hemoglobinas jau jinai buvo labai geroj būklė ir džiaugiasi, kad turi daug energijos ir praėjo visi anemijos simptomai. Aš jai paskyriau intraveninę geležį. Ačiū, jūs gana čia išsamei papasakojot ir man davėte pačiam naudos kaip šeimos gydytojui. Ne, mokslinio pagrindo nėra ir tokio gydymo metodo aš nerekomenduočiau. Na, reikėtų skirti intraveninę geležį, jeigu remtis ne tik feritino sumažėjimu, bet turėtų būti ir anemija arba mažakraujystė, sakysime, hemoglobinas mažiau 100 gramų litre. Tokiu atveju galima skirti intraveninę geležį. Kaip dažnai imti kraujo tyrimą, jeigu žmogus nesiskundžia, taip gal tipiškai yra sakoma 1 kartą per metus, atliekant rutininius kraujo tyrimus pas šeimos gydytoją, galbūt ir kartu su cholesterolio ar gliukozės kontrole. Aš norėčiau paklausyti dar vieną klausimą, gal paskutinį šiandien. Kaip gyvenimo būdas jūsų nuomonė, pacientai dažnai klausia mūsų, veikia kraujo rodiklius ir ar galima natūraliai pagerinti kraujo sudėtį? Pavyzdžiui, mityba, fizinis aktyvumas, stresas, visą tai turi įtakos? Mityba be abejo turi įtakos ir grįžtant vėlgi prie mažakraujysčių, sakysim, B12 vitaminas randamas gyvulinės kilmės produktuose. Taigi dabar madingos įvairios dietos, veganizmas, vegetarizmas, žaliavalgystė. O koks jūsų požiūris? Neigiamas. Nepilnavertė mityba. Na, gal ne tiek apie vegetarizmą, bet ypatingai apie žaliavalgystę. Aš manau, kad tai yra tikrai ydinga dieta. Taigi tada reikėtų vartoti kažkokius papildus, kurie tiesiog papildytų. Na, folinė rūgštė vėlgi yra kažkokia žmonių grupė, sakysim, piknaudžiaujantis alkoholiu, kuriem trūksta ir tai, kaip jūs klausėte, ar gyvenimo įpročiai turi įtakos, taip, turi. Fizinis aktyvumas ir stresas, aš gal to neįvardinčiau, kad kažkokiu būdu jie veikia. Na, sakysim, gyvenimo būdas kaip rūkymas. Dažnai irgi kraujo tyrimuose stebima trombocitozė, padidėjęs hemoglobinas, padidėjęs leukocitų, kaip minėjau, ir trombocitų skaičius. Tai gali būti sukelta rūkymo. Gerbiamai Astai, noriu padėkoti už tokį išsamų pokalbį apie kraujo ligas, o Vilnelės klinikų sveikatos virtuvės žiūrovams ir klausytojams noriu padėkoti už kantrybę mus klausant ir žiūrint ir raginam prenumeruoti ir žiūrėti mus YouTube ir Spotify. Iki sekančių susitikimų.